Šiandien tarptautinė tuberkuliozės diena. Medikai įtarė, kad nežabojamas tuberkuliozės protrūkis gali būti susijęs su emigracija. Vis daugiau lietuvių uždarbiavusių užsienyje namo grįžta užsikrėtę. Specialistams kelia nerimą, kad mūsų šalyje diagnozuojamos vis sunkesnės tuberkuliozės formos. Ir nesiskundė, kad jis temperatūros turi. Klaipėdietė medikė Laima Valiulienė su tuberkulioze sergančiais ligoniais dirba jau beveik 50 metų. Gydytoja pulmonologė pastaruoju metu sako pastebėjusi liūdnas tendencijas. Tiek daug pacientų sergančių sunkiomis tuberkuliozės formomis dar nėra buvę. Liūdnėja situacija, nes tokių formų rečiau. Anksčiau, jeigu turėdavom 2 užleistas tuberkuliozės formas, o visos kitos laiku arba pavėluotos, tai dabar santykis yra atvirkščias. Giliai įkvėpkit, nekvėpuokit. Viskas galite kvėpuoti. Preliminariai Lietuvoje pernai tuberkuliozė nustatyta beveik 1900 žmonių, šiek tiek mažiau negu užpernai. Šioje Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje nauji aparatai leidžia greičiau nustatyti, kokią tuberkuliozės formą žmogus serga. Tačiau tai medikų kartais neguodžia, nes vis daugiau pacientų serga tokiomis tuberkuliozės formomis, kurių neįveikia jokie vaistai. Specialistų, pulmonologų, kurie dirba su plaučių tuberkulioze, kasdina didėjantis vaistinis atsparumas tuberkulioziniams vaistams. O prieš tuberkuliozinių vaistų turime tiek, kiek turime. Ir jeigu atsiranda jau atsparumas ne tik pirmos, bet ir antros eilės vaistams, mes praktiškai 21 amžiuje neturime su kuo gydyti TB sergančius ligonius. Vaistams atspari tuberkuliozė dažniausiai atsiranda, nes ligoniai nereguliariai vartoja vaistus. Juos baigia gerti dar nesibaigius gydymui. Nevisiškai išgiję žmonės užkratą toliau platina aplinkiniams. Praktiškai visam kairiam plautyje, matote, kokie yra židiniai. Kairis plautis visas yra nesveikas, sumažėjęs. Dešiniam plautyje didžiulė ertmė, skylė. Tuberkuliozės ligoninėse ne pirmus metus medikai ligonių klausia, ar jie pastaruoju metu neuždarbiavo užsienyje. Pastebima, kad vis daugiau emigrantų namo grįžta užsikrėtę tuberkulioze. Į Angliją, Airiją atvažiuoja Irano, Pakistano, Indijos, kurių iš tikrųjų ten procesai tuberkuliozės dideli ir jų ten daug. Ir tai yra nekontroliuojama ir jauni žmonės atvažiavę padirbti 2-3 mėnesiam, gyvena pakankamai sunkiose gyvenimo sąlygose, krenta jų imunitetai ir dažniausiai infekcijos židiniai visi grįžta iš ten. Pernai Lietuvoje tuberkuliozė pražudė 176 gyvybės.